Vienas žodis Lietuva. Audronė iš Ariogalos rodo senutėlį traktorių, atitarnavusi jų ūkyje 20 metų. Su šia buvusia tarybinė technika tėvelis važinėja. Ir daug metų tie namai pastatyti, visa kita. O sūnus su kokiu dabar? O sūnus va neseniai prieš mus 1,5 mėnesio gavo naują kaip jaunasis ūkininkas. Jaunai kartai nauja ir technika. Tėvų pėdomis sekantis sūnus žada tapti rimtų ūkininkų. Jis pasinaudojo Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos parama pagal priemonės ūkio ir verslo plėtra veiklos sritį parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Ir įsigijo šį naujutėlaitį traktorių. O traktorius galingesnio tikrai reikėjo. Jeigu jau būtume negavę, vis tiek būtume kažkaip ėmė paskolą kažką, vis tiek būtumėm pirkę. Va dabar šienapjūvė yra formuojama prie jo. Viską, visi ir arsi, plūgus reikia pirkti, ir kėčias įvairias, kadangi ekologinis ūkis specialius kažkokias tai yra. Čia jau vyrų prerogatyva. Audronė savo ekologiškame ūkyje ne tik augina mėsinius galvijus ir kiaules, bet ir perdirba mėsą. Nuo šiol sūnus turės atskirą gyvulių ūkį. Jisai savo darys, o mes savo darysim. Sūnus taip pat ekologinę tą mėsą galėtų man atiduoti, aš ją perdirbu ir paskui jau jie vaikai vėl vežioja po Lietuvą. Paramos jaunojo ūkininko įsikūrimui šeima nutarė kreiptis pirmą kartą. Daug iš draugų sako, jūs dirbat kaip baisus jaučiai, sako, jūs kodėl nenaudojatės paramą. Mes labai laimingi ir patenkinti, kad gavo vis dėlto tas jaunasis ūkininkas tą traktorių. Jis būtent jo ir jis tik pats ir važiuoja su juo. Parvažiuoja į studijų ir tėvui padeda. Čia pirmasis jo Mercedesas taip. Audronės šeima geras pavyzdys, kaip ūkyje turėtų vykti kartų kaita, mat Lietuvoje ūkininkų amžiaus statistika kol kas nedžiugina. Ir jaunimo yra labai nedaug. Yra daugiau negu 10% jaunesnių, kaip 35-40 metų amžiaus. Ta jaunoji karta turėtų ateiti, padirbti kartu arba kurti savo jaunus ūkius. Tie patys žmonės, kurie pasitrauks iš gamybos ateityje, jie galėtų perleisti savo ūkius jau jauniems žmonėms, kurie bus įgavę tam tikros patirties ir galės toliau dirbti. Kaimo plėtros programos parama tarsi paskatinimas dirbti jauniems ūkininkams. Vienam projektui skiriama 40 000 eurų, kompensuojant 100% visų tinkamų finansuoti išlaidų. Už šią paramą ūkininkas gali įsigyti gyvulius, gali įsigyti techniką, gali remontuoti statinius, bet vėlgi statiniai pastatai turi priklausyti jam nuosavybės teisę. Ketinantys pradėti vystyti savo ūkį gali pildyti paramos paraiškas. Paraiškų rinkimas prasidės Liepos 1 dieną, jos bus renkamos iki Liepos 29 dienos. Matom, kad šita priemonė labai yra tokia aktyvi, paklausi, dėl to galvojam, kad ir šitame etape vėlgi turėsim daug pareiškėjų, kurie norės pasinaudoti šitą paramą. Vienas žodis Lietuva.